Toliau laidoje Svajonių sodai patarimai, kuriais paprastai niekas nesidalina. Mūsų laidos konsultantė su Skandinavijos medžio perdirbimo įmonėmis dirbančios bendrovės Medžio Aura savininkė Irmantė Miliauskienė pasakos, ką būtina žinoti įsigyjant medieną namui ar sodyboj, o gal net tvorai ar terasai. Kiekviena mediena yra rūšiuojama. Ir AB ar ABC kokybė priklauso vėlgi nuo gamintojo, nuo pačios pradžios, kokią jis žaliavą naudoja. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra, sakykime, jeigu mes paimam lentą, kuri yra, sakykime, mūsų krašto ir, pavyzdžiui, iš Švedijos pusę važiuojam irgi mūsų krašto, tai yra ta pati platuma lenta, tai yra konstruktyvinė mediena. Ir jeigu iš tos konstruktyvinės medienos mes bandom gaminti AB, tai žinokit, mes negausim tos AB. Ten realiai gausim, geriausiu atveju BC. Čia, jeigu, sakykime, taip vertinant, tai čia būtų, pavyzdžiui, tokių daugiau dalykų yra prie B. Čia yra B, jeigu, pavyzdžiui, pilnai šaka iškritusi, tai tada jau C. Tai kur yra to šakos krentančias ir visą kitą. Tai kuo mes daugiau naudojam to, iš konstruktyvinės medienos gaminam dailylentę, tai, pavyzdžiui, kaip Lietuvos rinkui bando pagaminti švietinę žaliavos dailylentę, Švedijos pietiniam regione, tai žmonės to stengiasi nedaryti, tai jie tiesiog naudoja viską konstruktyvai, bet mes dažniausiai lietuviai naudojam tai, ką randam pas save ir bandom pasigaminti. Bet ten realiai ta mediena yra skirta tik konstruktyvui, iš jos gaminti apdailos medienos nepatartina, nes ten bus ABC. Tada kylam aukščiau, sakykime, link Latvijos, Estijos, tai ten taip pat Latvijai yra stiprus konstruktyvė. Jie tikrai labai gali gražų, gerą, kokybišką konstruktyvą padaryti ir iš Latvijos mes galime atsivežti tikrai labai gerą konstruktyvą. Lygiai taip pat ir Estijoje yra gražus konstruktyvas, bet ten jis yra jau brangesnis, solidesnis, todėl kad tas konstruktyvas bus, pavyzdžiui, kai Latvijoje, sakykime, C24 bus konstruktyvas padarytas, leistini reglamentai bus tam, to šalies konstruktyvai bus vieni, pakilus į Estiją jau bus tam tikri dalykai neleistini pagal tą kraštą. Kaip pasakyti, kiekvienos šiaurietiškos šalies kraštas automatiškai gaunasi reglamentavimas kitas, gamintojų reglamentavimas kitas. Ir, pavyzdžiui, estiška mediena tikrai bus daug geresnė už pirktą Lietuvoje ar pirktą Latvijoje. Jis bus daug geresnė. Kada gaminamos dailylentės, labai svarbu, kad būtų naudojama ta kokybiška mediena ir ką tai reiškia, kuo medis auga šiauriau, tuo jo kokybė yra geresnė. Tai didžioji dalis dailylenčių yra gaminama iš šiaurinės eglės, kurie auga ten Suomijai arba Švedijos šiaurėje ir panašiai. Arba pušies. Labai dažnai, kai žmonės nežiūri tų raidžių, o lygina tik tais kainą, tai tiesiog kartais jie lygina, kaip mano vienas iš kolegų labai mėgsta sakyti, sako, lyginkim obuolius su obuoliais, kriaušę su kriaušėm, bet nelyginkim obuolio su kriaušė. Jeigu lyginam B kokybę su AB, arba dar būna tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, sako pas mus A. Tai jeigu yra A, tai galiu vienareikšmiškai pasakyti, tada arba bus jinai sudygiuota, tai kad jeigu šakų nebūtų, tai tada bus sudygiuota ir galbūt prieina prie tos A kokybės, arba bus tada labai trumpi ilgiai. 2, 2,5, 2,70, maksimalus ilgis 3 metrai. Jeigu prasideda kalba apie kokius 5,40, tai ta A kokybė tada nežinau, kiek jinai turėtų kainuoti. Nežinau. Tikrai ne tos pinigus, kas yra rinkoje. Ir už tai ant tų dalykų nereikėtų apsigauti, kad kažkas tau sako, kad A. A Lietuvoje surasti tikrai labai sunku. Mes turim, pavyzdžiui, A kokybės uosį termintą. Pavyzdžiui, A, čia yra blogoji pusė ir čia yra geroji pusė. Ir jis visas. Ir čia skirta kam? Čia yra skirta balkonam, terasom, įstiklintom terasom. Jau čia prabangos produktas, nes čia yra uosis. Bet jis yra A. Nes jame nėra jokių nei šakų ir jos visos kaip plastikas atrodo realiai. Bet šiluma ir kvepia kavos pupelėm. Ir, pavyzdžiui, medienos rūšiavimas visada vyksta pagal vieną pusę. Visada blogoji pusė bus negraži, noriu parodyti. Arba mažiau graži. Čia yra blogoji pusė. Tai jeigu, pavyzdžiui, jau žinot, kad renkatės ir ieškot kokybės, pavyzdžiui, tai visą laiką rinkitės, pavyzdžiui, kokią terasinę lygią lentą, tada galėsit ją pavartyti ir pažiūrėti, kuri pusė bus gražesnė, pagal kurią jinai yra išrūšiuota. Nes jeigu jau pasirinksiu su rifliuku, jau kaip išrūšiavo, rūšiavimai irgi yra, netgi, pavyzdžiui, nuo gamintojo priklauso, pavyzdžiui, rūšiavimai, jis gali užstatyti tokį rūšiavimą. Pavyzdžiui, žmogus išsidarė labai stiprią kainą, arba koks pirkėjas, pavyzdžiui, mes perkam ir išsidarėm labai stiprią kokią nuolaidą, kad mes nupirktume normalią, medieną, sakykime, už tinkamą kainą. Tai gali paleisti tokį tau rūšiavimą, kad tu nusipirksi pirkdamas AB, ABC, o gal ABCD. Nors jie deklaruos, kad AB. Tiesiog tau reikėjo kainos, tai ir gavai tokį išrūšiavimą. Tai štai geriau stengtis neperspaus dėrybose irgi. Reikia labai atsargiai.
Kaip tinkamai pasirinkti medieną, daugiau konsultacijų rasite tinklapyje medžioaura.lt.